Jo. Iš tikrųjų, gal žinai, kaip pradėkim nuo to, kaip mes šiandien jaučiamės. Šiandien tavo laivo pradžia tokia labai įdomi. Kokias emocijas tau sukėlė va toksai startas, kada kažkas nesigauna, kažkas nevyksta, taip kaip tu norėtum, kažkur čia viskas, kas viduje vyko pas tave? Tu žinok, nieko tokio kažko ypatingo, nes suprantu, kad tai yra visiškai natūralu ir visaip taip gali nutikti. Aš labai džiaugiuosi, kad mes išvis čia kalbam. Ir kad čia, žinai, mes pradedam tą pokalbį. Jeigu tai būtų buvę prieš kokius 2-3 metus, būčiau, būčiau labai susijaudinus, susinervinus ir būtų tokios emocijos, tokio jaudulio didžiulio ir nervų, žinai. Bet matyt, kad vis viena yra kažkokia patirtis bendravime su žmonėmis ir viskas. Ir nieko. Tiesiog priimi įvykius taip, kaip jie yra. Ir tada viskas automatiškai išsisprendžia. Šiaip iš tikrųjų čia tokia yra labai graži formulė, dar prieš pradedant visą šitą reikalą, kad kada mes norim patys išspręsti ir sukontroliuoti visas problemas, tai mes automatiškai sukūrime įtampą, bandydami jas išspręsti. Bet jeigu mes tas problemas tiesiog atiduodam visatai, tokia yra net formulė. Visatėlė, aš atiduodu tau visus savo rūpesčius, nes žinau, kad juos išspręsi lengviausiai. Ir šitoje vietoje, kas atsitinka, visata, jai patinka spręsti mūsų problemas, dėl to, kad jinai žino pačius greičiausius būdus, kaip juos išspręsti. Pasimkit popieriaus lapą, greitai užsirašinėti, nes jūs greitai tuoj tokių perliukų išgirsit, patikėkit. Jo, bet kada mes patys bandome spręsti problemas, mes sukūrėme įtampą. O visata, kūrėjas, visata, jinai stengiasi visą laiką sutaupyti energiją. Reiškia, kaip įmanoma mažiau iššvaistyti tos energijos. O kadangi mes turime dualų protą, kuris gali daryti, nedaryti, eiti, neįti, valgyti, nevalgyti, tas abejonės, tas dvejonės, tas dualumas sukuria įtampos labai daug. Ir kada yra įtampa, automatiškai tada tą įtampą pati visata nori užgesinti. Gali gesinti per traumas, per ligas, per kažkokias nesėkmes, per avarijas, per dar kažką. Žodžiu, turi užgesinti tą įtampą, kuri kunkuliuoja. Ir jeigu mes šitoj vietoje atpažįstam tą momentą, kad yra kažkokia problema, aš neturiu sprendimo varianto, aš nežinau, ką daryti, įtampa, panika, kaip čia, kur čia ką. Ir tiesiog šitoj vietoje, jeigu aš sustoju ir sakau visatėlė, aš atiduodu tau šitą problemą, nes žinau, kad tu ją išspręstum lengviausiai ir tiesiog tai paleidžiu. Aš šitą formulę taikau jau daug metų ir galėčiau čia pripasakoti daugybę istorijų, kaip ten iš visiškai kraštutinių ir destruktyvių situacijų išeidavom į visiškai tokį lygų balansą, vien tik tai su šitu sustojimu ir atidavimu problemą. Jeigu aš neturiu sprendimo, aš ją atiduodu. Ir jūs turbūt irgi savo patirtyje turite irgi tokias patirtis, kada yra problema ir tu nežinai, ką daryti, bet po kažkiek laiko jinai tiesiog pati kažkaip tai ima ir išsisprendžia. Tai čia tiesiog universalus visatos dėsnis, jeigu prisiminsit, būtinai panaudokit ir pamatysit, kaip gražiai tai veikia. Jeigu tu ją bandysi spręsti, gali būti dar blogiau, ne? Jeigu tu ją atiduosi ir jeigu tu ją spręsi iš įtampos, jeigu tu ją spręsi iš įtampos, tai tada tu sukursi daugiau įtampos. O jeigu tu ją, čia ir yra tas menas, išeiti prieš problemos sprendimą, išeiti iš emocijos. Nes kol aš esu emocijoje, aš nematau sprendimo. Realiai, kadangi viskas ten ūžia, verda, kaukia, sprendimo ten nėra. Ir kol aš esu tokioj nestabilioj būsenoj emociniai, tol aš sprendimo nematysiu. Reiškia, aš darysiu žalą ir savo, ir visai aplinkai, kuri bus šalia manęs, kol visą tai neišsispręs. Tai yra visokių technikų, kaip galima tas emocijas suvaldyti, sukontroliuoti, bet iš pradžių gal norėčiau pradėti nuo to iš vis, kas yra ta emocija, kodėl mes iš vis jas taip patiriam, kodėl jos mus taip įtakoja ir kaip jos mus įtakoja. Tai mano giliu įsitikinimu mes ateinam į šitą žemę patirti šitų emocijų. Reiškia, iš kažkur mes kaip siela ar kaip kažkokia ten energijos dalelė ateina iš tą žemę patirti emocijų. Dėl to, kad tik tai iš čia jas galima patirti. Nes ten, iš kur ateinam, ten nėra nei tų 5 juslių, nei nėra kūno, nei fizinio, nei materijos nėra. Bet yra tokia vietelė,
kur yra daug visokių emocijų, kur galima žaisti visokius žaidimukus. Na ir sielos sako, davai, varom, pažiūrėsim, kaip čia bus. Noriu. Noriu išbandyti. Ir kada ateinam čia, mums niekas neduoda instrukcijų, o kaip su tom emocijom reikės gyventi, kaip su jom reikės elgtis, kokią jos turi mums įtaką ir iš vis, ką su viso to daryti. Tai emocijos viskas yra ok, su pačia emocija. Ar tai bus meilė, ar tai bus pyktis, ar tai bus pavydas, ar tai bus kažkoks nepasitenkimas ir žudulys. Viskas su ta emocija yra gerai, mes čia dėl to ir atėjom, kad jas galėtumėm patirti. Bet problema atsitinka tada, kada mes toj emocijai užsibūnam per ilgai. Kada mes tą emociją pradedam kartoti iš dienos į dieną ir iš metų į metus. Ir tarkim, galim mes visą gyvenimą praeiti su kažkokiu, tarkim, nuoskauda kažkokia. Ir klausimas tada, o kaip tai įtakoja mane ir mano gyvenimą? Ir pavyzdžiui, tikrai esi mačius daug manifestacijos kursų, ten technikų, kaip reikia taisyklingai manifestuoti. Jeigu kas nežinot, kas yra manifestacija, tai yra savo tikrovės kūrimas, savo minčių pagalba. Tai bet kokia manifestacijos kurse jums pasakys pagrindinę manifestacijos taisyklę, kad jūs turite išjausti, pavyzdžiui, tarkim, noriu automobilio. Tai jūs turite išjausti, kad jūs tą automobilį jau turite. Jūs turite žinoti, kokios jisai spalvos, kokios jisai formos, kokios jisai metų, kiek jisai kainuoja. Reiškia, kuo detaliau nupiešiu aš tą visą automobilį ir išjausiu jį, kaip aš ten su juo važiuoju, kaip aš ten jame jaučiuosi, kaip man ten gera, kaip ten prasidarius langą vėjas ten pučia plika galva. Jo, reiškia, kuo aš stipriau išjausiu tą emociją, tuo greičiau aš tą automobilį pritrauksiu į savo tikrovę ir tiesiog jį išmanifestuosiu. Tai klausimas, jeigu aš su džiugesio emocija galiu pritraukti į savo gyvenimą automobilį, namus, ten kelionės, kažkokius tai žaislus, dar kažkokio aš noriu, o tai kaip tada su visom kitom emocijom? Ar jos nesiskaito? Ar jos neįtakoja mano gyvenimo? Tai formulė lygiai taip pati. Kaip aš manifestacijai naudoju džiugesio emociją, kad pritraukti automobilį, arba tam, ko tik tais benorėčiau, lygiai taip pat su visom kitom emocijom, kurios yra negatyvios ir destruktyvios, priekaištai, nusiskundimai, nusivylimai, nemeilė savo, pavydas, pyktis, visa tai nuolatos kuria mano tikrovę. Reiškia, čia kas vyksta mano galvoje, tai yra nuolatiniai užsakymai, ko aš noriu. Sąmoningai, nesąmoningai tai noriu automobilio, ne? O nesąmoningai noriu viso kito, ko iš tikrųjų nenoriu. Ir jeigu aš apie tai galvoju, jeigu aš apie tai jaučiu dar jausmus, kai galvoju, tam tarkim, neištikimybė, tenais pavydas. Pavyzdžiui, jeigu aš nuolatos galvosiu, kad jeigu aš nuolatos pavydėsiu, aš kursiu savo partneriai situacijas, kad jos į gyvenimą ateitų vyras, su kuriuo jinai išpildys mano manifestaciją, mano pavydą. Reiškia, jeigu aš nuolatos ėdu save, kad aš kažkoks netikęs, aš kažkoks nevykęs, aš esu nepakankamas, aš kviečiu į visatą žmonės, kad jie visą tai man patvirtintų, kad mano toks požiūris yra tiesa, nes aš apie tai, jeigu aš taip apie save galvoju, visatėlė sako gerai, mes tau patvirtinsim per santykius, per darbą, per visą aplinką, kur aš begyvenčiau, visą tai iš tikrųjų toks lengvas apibendrinimas to, ką aš dabar norėjau pasakyti, kad visą tai, ką mes šiuo metu turime, tai visą tai mes patys ir susikūrėme. Reiškia, visas mūsų pasaulis yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Tai vad, kas vyksta galvoje, tas vyksta ir išorėje. Reiškia, mes esam savo gyvenimo šeimininkai. Ir tada klausimas, ką su to galima daryti, ne? Ar mes patenkinti tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam, ar mes patenkinti aplinką, kurią mes susikūrėm ir ar galim mes ją keisti. Tai geroji žinia yra, kad keisti galim, bet tada mes turim įsivardinti, kokiam taške mes esame. Reiškia, kur aš esu, kokia mano aplinka, ar aš esu patenkintas savo išvaizdą, ar aš esu patenkintas savo gyvenimo būdu, ar aš esu patenkintas savo darbu, aplinka, šeima, vaikais, draugais, ar aš esu patenkintas ten, kur aš esu. Ir jeigu aš įsivardinu, kad aš nesu patenkintas ten, kur aš esu,
reiškiasi, tame dalyvauja kažkokios negatyvios, destruktyvios emocijos, kurios man visą tai sukūrė. Ir čia prasideda žmogaus žemėlapio toksai kaip analizė. Reiškia, aš savo kūne turiu ieškoti tų programų, tų klaidingų įsitikinimų, tų emocijų, kurios visą tai sukūrė, kurios mane atvedė į šitą vietą, kurioje aš esu dabar. Ir iš tikrųjų, absoliučiai visos emocijos, kurias tik tais mes galime patirti, jos visos turi kūne vietą, fiziniam kūne jos turi vietą. Tai šitą moteris, pavyzdžiui, labai greitai gali įsivardinti, kokią emociją, kur aš jaučiu. Nes, pavyzdžiui, per konsultacijas, kada su vyrais bendrauju, vyrams yra žymiai sunkiau suprasti, kad ten ta emocija, kad čia jinai kažkur tai yra, nes, galbūt ir pati amplitudė emocijos yra moteriškai, jinai yra žymiai stipresnė ir intensyvesnė negu vyru. Tai vyru apčiuopti tas emocijas yra šiek tiek sudėtingiau, bet visa tai irgi yra įmanoma per patį prisiminimą, jeigu yra, nes dažniausiai vis tiek ateina klientas su kažkokia tai užklausa, su kažkokia tai situacija ir kada mes tiesiog per prisiminimą einame į pačią situaciją, kad klientas išjaustų ją, kaip tenais viskas buvo, tada iš karto ir pamatai, kur kūne ta vieta, kur kūne ta emocija gyvena. Ir dabar tada klausimas, ar tos emocijos įtakoja mūsų fizinį kūną? Ir šitoje vietoje, mes irgi tu užsiminėjai prieš tai apie pačią psichosomatiką, aš turiu net tokią visą knygą, Tavo kūnas sako, mylėk save, Lize Borbeo autorė. Ir čia yra aprašytos praktiškai visos pagrindinės ligos, ten tiesiog pagal rodiklę galima širdis, šienligė, širdies plakimas, ten šizofrenija, žodžiu, visos ligos yra čia aprašytos ir kiekviena liga turi savo emocijų, ta prasme, sąsąją su emocijomis. Ir negaliu sakyti, kad 100% visos ten emocijos atitinka pagal šitą knygą, bet didžioji dauguma yra labai arti tiesos. Tai šita knyga tiesiog yra kaip įrodymas, kad mūsų kūnas suserga tada, kada mes per ilgai užsibūname kažkokią emociją. Kada mes kūrename tas emocijas, kurias atėjom pažaisti, kaip tokiai mes ateinam į žaidimo aikštelę, pažaisim šitas emocijas, bet kada mes juose užstringame ir užsisukėme, nes vėlgi, jeigu emocija kūne turi vietą, ten dažniausiai širdies zona, arba ten gali būti pilvas, gali būti ten atsakomybės tai ant pečių, arba galvoje ten būna, kad galvas spaudžia stipriai, reiškia, emocija kūne turi vietą. Kas yra emocija? Emocija yra energija, reiškia, jeigu aš esu emocionalus, mano kūnas ištransliuoja didžiulį kiekį energijos, nes ta emocija, jinai taip, be energijos tos emocijos neišjausi. Tai iš kur yra paimamas energijos resursas? Jisai paimamas iš kūno. Ir kol mes esame jauni, ten paaugliai, vaikai, žaidžiam, viskas ok, mes tos energijos turim daug ir kada mes tas emocijas išgyvenam, ten kaip ir nelabai dar kažkas stipriai jaučiasi, bet kada jau įeinam į suaugusių gyvenimus, ir pradedame nuolatos kūrenti tą emociją, mūsų vidinis energijos resursas, jisai pradeda sėst. Čia kaip telefoną, pasikroji per naktį. Lygiai taip pat mes irgi, naidami miegot, gaunam dalelę visatos energijos. Pamiegojom, tau, gabalėlis visatos energijos, rytoj kaip tu ją panaudosi, čia jau tavo reikalas. Ir ką? Arba gali pasimti telefoną ir skrolinti, žinai, ir sėda jau baterija, ir gaudai dopaminą, ir tuo pačiu atidavinėja energiją, arba tiesiog gali sėdėti ir galvoti, koks gyvenimas lievas, koks aš esu netikęs, koks aš esu nevykęs, ir tokiu būdu irgi sodinu savo bateriją. Ir ten, kur yra emocija aktyviausia, tarkim, galvoje, arba pečiai, arba ten krūtinė, ar žarnynas, iš ten ir yra paimama energija. Reiškiasi, 100%, jeigu ateina žmogus su kažkokia tai negalavimo, ten liga kažkokia, imam pačią ligą, kurioj kūno vietoje jinai yra, ir tada klausiu aš, o kokia emocija pas tave ten gyvena. Ir ten tikrai neužtrunka ilgai, ten pasižiūriu, jo, kaltė čia pas mane, aš čia kaltę didelę jaučiu. Reiškia, per kaltę iš žmogaus yra paimama energija, ir kada toje zonoje, kur yra ta kaltė organas, jau jisai neturi resurso atsistatyti, nes jau jis tiesiog yra per daug išsekęs, jisai tada eina į susinaikinimą. Tas organas pradeda vyst, džiūt, nykt
Ir tokiu būdu išlenda lygos. Aišku, labai gerai, kad yra gausa vitaminų ir papildų ir mes tokiu būdu ten tos organikus galim papildyti, bet visi papildai, jie tik tais šalina simptomą, nes jie neišsprendžia pačios problemos, nes jeigu aš ir toliau kūrenu tą kalties jausmą, tai aš tik tais prigydau tą žaizdą su papildais, kad jinai visiškai jau neišsinešiotų ir galiu su tais papildais. Vidinis konfliktas kažkoks gaunasi, ir ne, emocija ten dar gyvena, tu papildų užpili, emocija vis tiek gyvena, papildų užpili, kol dar ne vaistų. Ten vis tiek viskas burbuliuoja, dar kažko užgeri, kol vieną dieną vaistai papildai nebepadeda, emocija tebe gyvena ir prireikia vaistų. Įsiterpiau, atsiprašau. Įsiterpi, taip, tada eini pas daktarą, daktaras išrašo rimtesnę piliulę, nes jau tenais papildai nepadeda. Taip. O ką ta tabletė? Jinai irgi šalina tą patį simptomą, jinai problemos nesprendžia. Taip. Tai jeigu žmonės pradėtų sujungti kažkokią tai negalavimą savo organizme su emocija, jie iš karto surastų, kad ten yra ryšys. Visada yra ryšys, bet kadangi, tai kai aš sakiau, mums neduoda instrukcijos, kada ateinam į šitą planetą, ne, tai turėtų mums nuo pačių mažų dienų mums turėtų išdėstyti, kad tavo emocijos yra labai glaudžiai susijęs su tavo organais. Ir jeigu tu tų emocijų, pavyzdžiui, dar galima nejausti emocijų, ne, aš galiu savo neleisti jausti emocijos, čia lygiai tas pats, jeigu aš blokuoju emociją, kur jinai turi irgi išeiti, mesgi čia atėjom jų jaust. O tarkim, gavau tėvus, kurie man draudžia tenais kažkaip tai džiaugtis, arba ten būti kažkokiu tai super pozityviu, tu turi būti kuklus, tu turi būti santūrus, tu turi nesinešioti, tu negali verkti, pavyzdžiui, ne. Reiškia, vaikas užgniaužia savo pojūčius ir tokiu būdu vėl tada, reiškia, yra gaunasi energijos sankaupa, kur irgi gali ten į guzą, į ten putimą, į ten dar kažkokius dalykus išeiti. Reiškia, jeigu mes neleidžiam savo jaust, tai nėra gerai. Jeigu mes savo leidžiam jaust ir užsijaučiam taip ilgai, kad mes jau nekontroliuojam to jausmo, tai irgi nėra gerai. Reiškia, aš nesakau, kad jausmai yra blogai. Viskas yra gerai su jausmais, jeigu mes tos jausmus jaučiame, kaip sakyt, balanse. Atėjo pyktis, okei, aš supykau, aš pasakiau, ten kažką padariau ir pyktį išleidau, ištransliavau, prisimiau atsakomybę už tą pyktį, kad tu tiesiog supykau, atsiprašau, nepyk, atleist, visą kitą, ir aš tą energiją neutralizuoju. Bet jeigu aš ją nuolatos kūrenu, tai prasideda ir visos ligos. Aš užsikūriau, gal tu nori vienos. Jo, ne, viskas labai fainai, kad užsikūrė, labai įdomu tavęs klausytis. Jo, aš galvoju, visą laiką, kai kažko klausomės, girdim, taigi perleidžiam per save, teisingai viską. Taip, tai kaip visą tai tau skamba? Kaip tau tai, ar rezonuoja tai, ką aš kalbu? Jo, visiškai 100% rezonuoja. Ir aš iškart galvoju apie save, o kaip man būna. Aš tai žinai, kokią aš stengiuosi laikau, nors ten jau verda, kunkuliuoja, jau ten atrodo, ten pragaras, žinai, va čia, va šitoj krūtiniai, šitoj vietoj. Bet jau kai nebegaliu, susprogstu. Tada būna sprogimas po velniais. Jo, tai va, atrodo, o kodėl laukia, jau tada laikykitės visi aplink, nes jau susprogo kažkas, žinai. Tai va, aš labai noriu, šito pagaliau atsikratyti. Jau po truputį einu link to, kad nelaikyti, kad pasakyti, kaip aš jaučiuosi, kaip aš galvoju. Jau gerėja man, gerėja. Ir aš pati nuo to. Šitoje vietoje klausimas iš karto, kas neleidžia tau pasakyti to iš karto. Reiškia, kokia emocija neleidžia tau pasakyti ir iškomunikuoti savo poreikio ar ten nepasitenkinimo iš karto. Kokia emocija? Įsijautimas į kito žmogaus kailį, kaip jisai jausis, kai aš jam tai pasakysiu. Aš labai jaudinuosi dėl artimų žmonių, kaip jisai jausis, kaip jam bus, o kad man ten viskas netinka, negerai, man ne taip. Tai vat, ir jeigu jisai jausis, žiūrėk, dabar toliau, labai įdomi mintis, labai įdomi vieta. Reiškia, tau labai svarbu, kaip jausis kitas. Tai. Bet kas bus tau, jeigu tu pasakysi, jeigu tu jį įskaudinsi? Kokia būsi tu?
Kokia emocija pas tave iškils, jeigu tu tai padarysi? Aš tau galiu pasufleruoti iš K raidės. Pasufleruok. Kokia? Tai bus kaltė, tu būsi kalta. Kaltė. Jo. Tai žiūrėk, vėl dar viena emocija. Kaltė. Reiškia, aš negaliu to daryti dėl to, kad įskaudindama kitą aš jausiuosi kalta. Ir viskas. Ir dar viena puokštės šitos visos gėlytė, tai yra kaltė, su kuria gyvena irgi ten 60-70 procentų viso pasaulio gyventojų. Reiškia, kaltė yra irgi labai stipri emocija. Ir kada jinai yra nekontroliuojama, ką reiškia jinai nekontroliuojama, jinai tiesiog yra fone, bet visą laiką jinai egzistuoja, bet jos toks, kaip dalelytė. Ir tu žinai, aš negaliu sakyti, nes būsiu kalta. O įsivaizduok dabar, jeigu nėra šitos emocijos. Įsivaizduok, nuimam visiškai, kalties nėra, situacija, kur tau yra kažkoks nepasitenkinimas, kur tu nori ištransliuoti žinutę, o kalties visiškai nėra. Kaip tu tai padarytum? Aš net neįsivaizduoju, žinau. Net nėra tokio parametro pas tave. Ne. Aš net neįsivaizduoju. Man atrodo, žinau, kažkaip pasireikščiau plaukus. Tai visi šitie dalykai yra sutaisomi. Nes įdomioji dalis, kad ta pati kaltė, tu negimėjai su kalte. Tu gimėjai visiškai laisvas, popieriaus lapas, tuščias, kūdikėlis, meilė, šviesa, ten viskas buvo okei, bet kažkurio momentu buvo pukšt ir ta kaltė pas tave atsirado. Ten buvai, tarkim, per hipnozę labai lengva ten nueiti į tos momentus, nes jie yra labai svarbus. Kada atsitiko tas pats pirmas kalties jausmo pajautimas. Ir ten, pavyzdžiui, per tą pačią emociją mes galime atsekti, kur jos buvo pradžia. Ir kada atsitinka pati pradžia, mes tarp odos ir tarp raumenų turim tokį sluoksnį fasciją, tokia plėvelė, aplink visą mūsų kūną eina. Žinoma. Tai į tą fasciją, kaip su, žinai, skalbinių tie staktukai tokie yra. Kai tu pirmą kartą patyrei kalties jausmą iš išorės, nes tau kažkas tai suformavo, pas tave ant tos fascijos toks gniptukas tukšt ir užsidėjo. Ir viskas. Nei tu ten supratai, kad jis užsidėjo, nei tu ten jį matėjai, nes jis toks nematomas. Bet viskas, tu pajautai kaltę ir kas čia buvo, atėjo naujas jausmas. Ir viskas, ta fascija užsifiksavo, tas gniptukas ten užsifiksavo ir jisai paskiau pradeda savo darbą. Jisai, tas gniptukas pradeda tau kurti situacijas, kad tą jausmą atkartot vėl ir vėl. Ir kadangi tu su juo gyveni jau, nežinau, vėliau kiek metų, tau net atrodo keista, kaip galima iš vis būti be kalties, kaip galima, ta prasme, jisgi visada kartu su manim. Nes tas gniptukas, jisai su tavim nuo pat vaikystės. Ir kada per hipnozę nueiname į pačią tą pradžią, kada tai atsitiko, viską labai gražiai parodo. Ten maža mergaitė stovi ten kambarį, ten tėtis šaukia ant mamos, mama ten barėsi, aš ten išsigandau, tada pagalvojau, kad čia aš kalta dėl to, kad jie čia barasi ir viskas. Ir tuo momentu ta fascija užsispaudė. Ir tai pirmas kartas, kada prie tavęs prikibo šitą emociją, kurios realiai pas tave nebuvo. Ir ta emocija mes ten galim ir atkabinti. Ten yra tam tikra sistema, tam tikra praktikėlė, kur tą fasciją mes realiai atkabinam. Sukeičiam tą emociją su kita emocija ir jinai kaip grandininė reakcija ateina iki dabartinio tavo gyvenimo momento. Reiškia, tas kalties jausmas, jisai tave paleidžia. Bet kad jisai tave paleistų, jį pirmą reikia pilnai į save suintegruoti. Ir va čia irgi tavo storiukę mačiau, dalinaisi, kad tos emocijos, ką su jom daryti, jos tiesiog yra, ar čia paleisti, ar čia priimti, ar čia ką su jom daryti, tai ką man dabar daryti su kalties jausmu, nes kitą kartą atrodo, man taip nepatinka va šita situacija, ar ne, bet aš negaliu pasakyti ir man čia tiesiog viską net pakyla, tiesiog viskas iki kaklo pakyla. Užspaudžia, atrodo, net negali kvėpuoti. Taip, kol pasakau. Tai dabar žiūrėk, pati emocija, irgi, aš nežinau, tu religinga, nereliginga, aš nesu religingas, bet aš esu įsitikinęs, kad yra kažkoks kūrėjas, kuris visą tai sukūrė, kur mes čia esame. Šitą žaidimą aikštelę, visas šitas taisyklės, šitas emocijas, visą tai kažkas sukūrė, nes, taip tobulai, kad viskas veiktų iš kažkokio chaoso, būtų naivu manyti, kad tiesiog kažkokio čia sprogimų, dalelių susijungimo krūvoje, mes čia atsiradom ir gyvenam. Tikrai būtų naivu tai galvoti. Reiškia, yra kūrėjas, kuris
sukūrė visą šitą žaidimo aikštelę, kurioje mes esame. Vadinasi, mes esame to kūrėjo kūriniai. Jo avatarai, žaidėjai, žmogeliukai, nu, kaip nori pavadinti. Tai reiškia, mes esame to kūrėjo vaikai, pavadinkim tai. Tai jeigu kalbėti apie kūrėją, tai kūrėjas yra besąlyginė meilė ir nieko daugiau. Su to turbūt sutinki. Čia visos ir filosofijos, ir tos pačios religijos kalba, kad kūrėjas yra meilė ir nieko daugiau. Ir ten, jeigu yra į meditacijas, į kvėpavimus, tai visur meilė ir šviesa, kūrėjas yra meilė ir šviesa ir nieko daugiau. Reiškia, visa tai, kas vyksta mano gyvenime, tai yra kūrėjo meilė man. Reiškia, visa tai, ką aš patiriu, kūrėjas rodo man, kaip jis mane myli. Ir tada automatiškai kyla loginis klausimas, bet tai kokia tada čia meilė, jeigu mane kalbasina realiai kiekvieną dieną daužo. Tos emocijos jos mane ten traiško, spaudžia, laužo, sirgdina, ta prasme, nu, kokia čia meilė. Ir šitoje tada vietoje aš tokį duodu kaip palyginimą, kad vat, kai mokykloje aš dar kai buvau ten pradinėse klasėse, tai mūsų mokytojai turėjo teisę, nu neturėjo teisės, bet naudojo tokią teisę, kad naudodavo prieš mus fizinį smurtą. Tarkim, jeigu mokinys neklauso, tai ten ar už ausies, ar ten su kokia liniuotė per galvą, kad klausyk, nes aš noriu tave išmokyti. Reiškia, kūrėjas naudojasi gan tokiom drastiškom priemonėm, kad mus išmokytų mums skirtas pamokas. Dėl ko jos mums skirtos? Čia jau vėl atskira tema. Praeiti gyvenimai, reinkarnacijos, tenais skolos kažkokios karminės, mazgai ten. Žodžiu, irgi galim nerti tolin, bet nenerkim šiandien. Jo, nenerkim, bus tik 10. Į praeitus gyvenimus nenerkim, bet tiesiog, reiškia, yra kažkokios priežastys, dėl ko tai atsitinka mano gyvenime. Nes, pavyzdžiui, galim imti žmonės kažkurie tai kažkaip tai labai lengvai gyvena ir kažkokius tai fainus tėvus turi ir ten pasiturinčiai gyvena ir ten pas jos kažkokia ir gausa ir jie tokie meiliai kažkaip, nu, vat, kažkoks tikrai dovana atrodo gyvenimas. O kažkas gyvena iš vis kažkokiam šiukšlynė, bomžynė, ten su kažkokiais alkoholikais, narkomanais, kur ten visiškai destrukcija sulaužyta ir ten visiškai psichika pažeista ir klausimas, kodėl čia tokie skirtumai, kodėl vieniem atrodo kažkaip lengvai, o kitiem kažkaip blogai. Ir čia ateina tas paaiškinimas, kad kiekviena siela turi savo skirtingas patirtis. Reiškia, siela ateina iš tą žemę kaupti skirtingų patirčių. Kažkas nori destruktyvių, kažkas nori gražių. Yra čia kaip į žaidimą, ne? Į žaidimą, va dabar labai populiaru čionais ir tas Facebookas kuria tą visą virtualią tikrovę, kur tu ten susikuri savo avatarą, ten gali būti kažkoks labai didelis, gali kažkoks mažas, gali būti negražus, gali būti gražus. Žodžiu, susikuri savo avatarą. Tai lygiai taip pat ir mes, ateidami į šitą žemę, pasirinkom kažkokius tai avatarus. Ar kentėsim, ar nekentėsim. Čia buvo mūsų pačius pasirinkimas. Ir kada mes ateinam į žemę, mes neatsimenam tų savo pasirinkimų, mes nežinom, ta prasme, kodėl čia mus taip daužo, kodėl tas gyvenimas toks atrodo neteisingas. O pasirodo, kad viskas pagal susitarimus. Ir tada tie susitarimai, kurie mus daužo, va ta pati kūrėjo meilė, ne, ta emocija, tai yra kūrėjo meilė man. Ir kol aš nepriimu jo tos pamokos kaip meilės, tol mane ir laužys. Aš turiu net tokį paveikslėlį, kažkur kaip po ranka, jeigu rasiu dabar, tai pažiūrėsiu, kaip veikia emocija. Žodžiu, pabėgo. Gerai, pabandysiu tiesiog papasakoti. Kada pas mane ateina emocija, nesvarbu kokia, baimė, pyktis, kaltė, gėda, pavydas. Ir man ta emocija, jinai nemaloni, nes jinai man sukuria kūne nemalonius pojūčius. Nes, vat, kaip tu sakei, užspaudžia, čia kažkaip užsmaugia, ten kažkaip laužo, skauda, ten, pavyzdžiui, nugarose, net ten tie skausmai visi, nu tiesiog skauda. Automatiškai norisi nuo tos emocijos bėgti, nes nepatinka, nefaina, nemalonu. Bet paradoksas tame, kad kuo labiau aš nuo tos emocijos bėgu, tuo jinai labiau didėja ir tuo jinai labiau mane traiško. Reiškia, nepriėmimas emocijos, nuo jos bėgimas, jai tik tai suteikia dar daugiau galios ir energijos mane laužyti. Labai svarbus momentas. Bet jeigu aš pakeičiu požiūrį, dėl ko čia aš visą tą priešistorę sakiau, čia kūrėjas, čia energija, meilė, taip toliau, kad protui atsirastų vietos pakeisti požiūrį į tą pačią emociją. Reiškia,
vietoj to, kad nuo emocijos bėgt, arba ją ten kažkur paleidinėt, aš pakeičiu požiūrį ir žiūriu iš tą emociją ne kaip kažkokį tai priešą, bet kaip į kūrėjo meilę man. Ir kada aš pakeičiu požiūrį, kada aš pakeičiu santykį su ta emocija, tada įvyksta magija ir ta emocija iš tikrųjų transformuojasi. Jinai realiai ištirpsta. Ir per konsultacijas, kada irgi darau šitą emocijų priėmimą, nebuvo dar nei vieno kliento, kuriam ta emocija nesitransformuotų. Nebuvo nei vieno. Reiškia, tai yra universali formulė, kuri veikia absoliučiai visiems ir kuri veikia absoliučiai visoms emocijoms. Nesvarbu, ar tai netgi abejonę galima neutralizuoti. Nes abejonė irgi tokia subtilesnė, ją taip lengvai neapčiuopsi, bet jinai irgi turi kūne vietą. Tai tos pagrindinės, baimė, kaltė, gėda, pyktis, šitos transformuojasi akimirksniu. Ir jos paskiau lukštenasi, nes jos irgi kiekviena emocija, jos neatėjo į gyvenimą vienu metu, jos irgi atėjo palaipsniui. Tai iš pradžio atėjo baimė, kada išsigandai, viena fascija užsikabino, vienas segtukas užsidėjo. Po kiek laiko patyrei gėdą, antras segtukas užsikabino. Po kiek laiko patyrei kaltę, trečias segtukas užsikabino. Reiškia, kaip svogūnas apsivynioja mes tom įvairiom emocijom ir su jom visom gyvenam. Ir kada jas pradedi lukštent, kada pradedi bendrauti su viena emocija, tarkim kaltė, bandom susidraugauti su kalte, pakeitim ją požiūrį, susidraugaukim su kalte, einam su jie į naują santykį. Ir kada darai emocijos priėmimo praktiką, klientas sako, jinai sumažėjo, bet ne 100%. Reiškia, jinai dar yra aktyvi, aš dar ją vis jaučiu, tarkim, nuo 100% buvo ten, tarkim, 100%, dabar liko kokia 60%. Ok, paklausk kaltės, kodėl jinai nenori būti priimta. Užduoda ta klientas klausimą tą emociją ir emocija atsako, nes baimės labai daug yra. Reiškia, kaltė negali būti priimta, kol yra baimė labai stipriai aktyvi. Ok, keliaujam prie baimės. Tada vėl einam į tos baimės pradžią, kur jinai atsitiko, kur čia buvo tas pirmas gnybtukas, kada jis užsispaudė tenais ant tos fascijos. Ir vėl pradirbam tą baimę. Ok, baimė išėjo, grįžtam pas kaltę, pasikalbam su kalte, jau kaltė išleido. Ir tokiu būdu mes galim visus tos gnybtukus atkabinti nuo savęs. Ir tai nereiškia, kad šita technika, kurią aš naudoju, jinai automatiškai išsprendžia visas problemas. Ne. Bet tai atsiranda kaip naujas įrankis, kurį galima naudoti, jeigu klientas nepamiršta. Nes labai dažnas atvejis yra, tarkim, mes praeinam per sesiją, praeinam visas emocijas, klientas patiria visišką tokį kaip nirvaną atsipalaidavimą, kur ten nukrito visi ten sunkumai, svoriai, tiesiog sėdi, tu sako, ką tu man padarai, sako, aš vis nieko nejaučiu. Tai sakau, čia yra normali žmogaus būsena. Ir žmogus galvoja, kad viskas dabar bus taip visada. Bet visada taip nebūna, nes kadangi programos, tos fascijos, jos kaip ir maitinosi mūsų energiją. Ta energija, kada jinai išeina, čia irgi nesiplėsiu kur, bet yra kiti pasauliai, kur ta energija susirenka. Tai tie kiti pasauliai nori tęsti. Žiūrėk, tu buvai mano donoras, čia kaip per matricą, ten tas Neo guli kokone, jį ten prileista daug ten visokių tų laidukų ir iš jo nuolatos siurbiama energija. Ir atsizduok, Neo prabunda ir sako, viskas, aš nenoriu daugiau jums dalinti tos energijos, aš nubudau. Ir matrica, jinai nori išlaikyti jį ten, tarsi ant tų pačių emocijų. Ir vėl kuria situacijas, vėl kuria ten, gal net griežtesnius scenarijus gali sukurti, kad vėl pajungti tas visas rozetukės, sujungti atgal, kad tas nusiurbimas vyktų toliau. Ir šitoj vietoje žmogus jau klientas turi pats prisiminti tai, ką jisai praėjo, kokius įrankius jisai gavo ir toliau tai naudoti. Ir jeigu tai naudoji toliau, tai susiformuoja kaip įgūdis ir paskiau, aš nenoriu girtis, bet aš realiai galiu iš bet kokios emocijos išeiti ten, per 10-15 sekundžių, man daugiau nereikia. Aš galiu taip greitai. Ir jos ateina pas mane taip retai, kad aš net, kai jos ateina, aš labai nustembu, nes aš iš tikrųjų vakar buvau šiek tiek supykęs, nes kada pirmadieniais darau šitą fastingą, nevalgau visiškai, tai vis tiek kūnas biški pasilpsta ir atsiranda to tokio irzlumo ir tada esu šiek tiek labiau pažeidžiamas. Tai matrica mane kartais testuoja, kada aš būnu šiek tiek nusilpęs, man gali sukurti situaciją, kur aš ten, tarkim, iš manęs bando pykčio kažkokio ištraukti.
Bet tą patį pyktį aš paskui greitai irgi sugaudau, prisimu atsakomybę, susitvarkau, jį neutralizuoju ir šitą situaciją uždarau ir vėl pykčio nėra. Ir vėl tiesiog gyvenu, čilinu. Kaip tu sugaudai tą pyktį? Aš irgi pagalvojau, mes visi tikriausiai jaučiam pyktį karts nuo karto. Na, vat kažkas ne pagal mane, kažkas vyksta ne taip, kaip tikėjausi, ne taip, kaip noriu. Kitas scenarijus, negu aš tikėjausi. Tau ir iššauna pyktis, toksai tiesiog toks ir iššauna. Po to galvoju, blemba, nu kodėl aš taip? Ir vėl kaltė, kodėl aš taip? Dažniausiai tai su vaikais tai būna, žinai. Nu, nežinau kaip kam, bet pas mane stipri mergaitė labai auga, labai jinai irgi emocinga ir paauglystė dabar. Kai pasakys, ką nors tiesiog stovi ir, žinai, nu, būna sunku susivaldyti, prisipažįstu, ką daryti. Tai yra greitas, ką daryti? Svarbiausia, kada jau įvyksta pyktis, jau reiškia, tu išleidi tą energiją ir sukuri, tam tikrą destrukciją sukuri, dėl to, kad pyktis yra destruktyvi energija ir jeigu, tarkim, tu pasakai kažkokius tai negražius žodžius, tarkim, savo dukrai, ne, ją tie žodžiai irgi susminga, va tos irgi tie kabliukai, žinai, tie segtukai, susikabina. Tai jeigu tu išleidi pyktį ir jį taip tiesiog ir palieki, tie segtukai irgi lieka. Bet jeigu tu išleidi pyktį, kurio nesukontroliavai ir nori prisimti atsakomybę už tą pyktį, kurį ištransliavai, o jau šitoj vietoj tu kaip ir turi, nesakau konkrečiai, nekalbu konkrečiai apie tave, bet žmogus, kuris turi prisimti atsakomybę už pyktį, kurį išleido, jisai turi perlipti per savo ego. Nes ego dažniausiai sako, o kodėl aš turiu kažkaip tai prisimti. Aš tiesiog, mane subėsino ir aš ištransliavau ten tą pyktį ir viskas, man tiesiog, kaip bus, tai bus, man neįdomu. Reiškia, aš neprisimu atsakomybės už tai. Bet jeigu aš noriu prisimti atsakomybę, paprasčiausias atsiprašau neutralizuoja visą tą destruktyvę energiją, kurią aš iš savęs ištransliavau. Jeigu aš nuoširdžiai atsiprašau žmogaus, kurį įskaudinau, tas segtukas, kuris prikibo prie jo, jis iš karto automatiškai atsikabina. Nes tada tas, kuris tą segtuką gavo, supranta, kad tai nebuvo jo kaltė, kad tai buvo to, kuris tą pyktį ištransliavo, nesuvaldytą emociją ir jo tenais, kaip sakyti, neišspręstos pamokos. Ir tokiu būdu ta energija neutralizuojama. Šitoje vietoje netgi tokį galiu duoti irgi kaip vaistą nuo slogos. Kada prasideda sloga, prieš prasidedant slogai, nosyje atsiranda toksai maudimas. Toks prasideda, va čia toks pirmasis pojūtis, kad čia toks atsiranda kaip, kažkas lyg spaudžia. Nemalonu. Ir jau žinai, kad jau rytoj varvės narglys ir tai truks savaitę laiko. Bet jeigu pagauni šitą momentą, kad čia atsitiko kažkoks maudimas, aš ką šitoje vietoje iš karto darau. Aš keliu klausimą, kieno atžvilgiu aš buvau arogantiškas. Dėl to, kad sloga yra arogancija. Reiškia, jeigu aš esu labai stipriai arogantiškas, pas mane nuolatos bėga sloga. Ir jeigu aš pagaunu tą momentą, kada man jau kaupėsi ten tas toksai, toks sunkumas toje nosyje, aš tada pradedu skanuoti įvykius dienos, su kuo aš buvau ne tik tais žodžiu, bet ir mintimis arogantiškas. Okei. Apie tą galvojau, kad jis ten nesigaudo, kad jis ten asilas ir aš ten save kėliau aukščiau už jį. Viskas, aš buvau arogantiškas. Ir iš karto visatėlė man už tai siunčia, okei, tu arogantiškas, mes tau siunčiam slogą. Ir kada aš pagaunu, kad okei, aš buvau arogantiškas, man jau prasideda sloga, bet aš nenoriu slogos, nes man 7 dienas bėgs narglys, aš to nenoriu. Aš noriu prisimti atsakomybę. Aš perlipu per savo ego ir aš mintyse atsiprašau to žmogaus, prieš kurį aš buvau arogantiškas. Ir tas maudimas, 2-3 minutės, viskas, jo nėra. Ir slogos nėra. Visiška psichosomatika, ne? Tai galioja absoliučiai, negaliu sakyti 100% visoms lygoms, negaliu to sakyti. Bet didžiai daliai lygų galioja tiesiog paprastas emocijos uždarimas. Tarkim, jeigu tai yra kaltė, aš pradirbu kaltę, lyga pasišalina. Jeigu tai yra baimė, aš pradirbu baimę, lyga pasišalina. Pavyzdžiui, kada būna, turbūt irgi pas tai dažnai klientai klausia, kada su oda būna problemos, ne, ten beria, ten jautri, spogai visokie, pati žvynelinė. Tai mūsų oda yra mūsų santykis su išoriniu pasauliu. Ir vat jeigu aš turiu didelį konfliktą su išoriniu pasauliu,
Man ten nepatinka žmonės, nepatinka ten jų gyvenimai, ta prasme, turiu daug priekaištų. Mano oda tai parodys. Ir kol aš turėsiu tų priekaištų, kiek aš ten betepčiau, kiek aš ten besileiščiau, kiek aš ten bevartočiau, galiu prislopinti, kaip tu sakai, ne, mes galim įdėti kažkokių tai gerųjų medžiagų, mes galim tą odą prislopinti, jinai aprims. Bet jeigu mes tik nustojam tos papildus duot, viskas vėl į viršų. Vietoj to, kad spręsti, ieškoti problemos emociniam lygmenį, kur yra mano konfliktas su visa visata, kur aš turiu priešų kažkokių ir išspręsti tokiu būdu. Ir tada man realiai iš vis net vitaminų nereikėtų, nes ta žvynelinė jinai tiesiog pasišalintų. Mes pradedame nuo kito galo. Tai jeigu yra liga, iš karto galima, kiekvienas, net kas klauso, kiekvienas iš jūsų galite pasikalbėti su pačia liga. Reiškia, yra liga. Liga yra kaip irgi gyvas organizmas. Ne? Aš galiu užduoti klausimą lygai. Liga, ten tarkim, nežinau, ten tarkim, bet kokia liga. Kreipiuosi į ligą ir klausiu, kokia emocija tave sukūrė. Ir jis iš karto, pirmas atsakymas tukšt ir yra atsakymas, kokia emocija tą ligą sukūrė. Ir viskas. Tada klausimas jau klientui, žmogui. Ar tu pasiruošęs su šita emocija susidraugauti, susitaikyti su ją? Tu turi etatą pas mus. Atsiprašau. Taip, užduodi klausimą, kokia ligos emocija. Ir šitoj vietoj atsitinka tas žmogaus vidinis lūžis. Ar jisai, nes ką reiškia priimti ligą? Priimti ligą, ne priimti ligą, bet priimti tą emociją, tai automatiškai kartu ir priimti ligą, bet ir tuo pačiu priimti visus tos ligos sukėlėjus. Nes ašgi ne pats susikėliau, ten turėjo būti ar tėvas, ar motina, ar brolis, ar sesė, ar ten darbdavys, ar direktorius, ar ten partneris, kuris manyje tą emociją nuolatos palaiko ir kūrena. Ir aš dėl tos emocijos nekaltinu savęs, aš kaltinu jį, jis kaltas, tu kalta, tu blogas, tu bloga. Reiškia, aš atiduodu atsakomybę už tai, kas vyksta mano viduje kitam, kad kažkas tai kitas kaltas. Ir jeigu toks yra mano požiūris, šitą sistemą neveikia. Tada reikia eiti papildų, tada po to vaistų, tada gal ir po skalpelio atsigult. Bet jeigu negali perlipti per savo ego ir susitaikyti, kad tie žmonės, kurie atnešė tą ligą, atnešė tą emociją, yra tik tais mano mokytojai, arba dar kitaip, kūrėjo meilė man, per tos žmonės, jie tik tais man ją atnešė. Jie kaip aktoriai. Įsivaizduok, visi tie žmonės, jie yra tik tais samdomi aktoriai, kurie nuostabiai atlieka savo vaidmenį. Bet paimtų bet kurio žmogaus gyvenimą, jį pradėk filmuoti 24/7 ir ten bus filmas. Ten tu gali. Dėl ko dabar tie TikToko laivai yra tokie populiarūs. Nes tai tiesiog žmonės rodo, kaip jie gyvena. Ir kadangi jie visiškai atvirai ten ir keikėsi, ir mušasi, ir ten, ko jie tik tais nedaro, tai yra gyva emocija. Viskas, tai yra filmas. Nežinau. Aš nežiūriu tokių, bet žinau, kad ten yra kartais man TikTokas išmeta tokį parodyti. Galėsim klausimėlių porą atsakyti. Taip, žinoma. Nenutraukite? Ne, tai mes tada grįšim prie pačios praktikos vėliau, bet jeigu yra klausimas, tada mes taip galim pasakyti. Du klausimai yra, nežinau, nuo kurio pradėti. Vienas čia klausimas, ką tik pamačiau, tai kodėl gali kaupėsi skysčiai, o antras klausimas yra labai svarbus ir labai dažnai pasitaikantis emocinis valgymas. Tai nežinau, kurio pradėsi. Ok, tai gal tada nuo emocinio valgymo. Ir vėlgi pas kiekvieną bus skirtingai. Nes pirmas klausimas, kurį aš užduodu, kada žmogus turi, tarkim, emocinį valgymą, tai kokią emociją bandai slopinti valgymu. Nes kas yra valgymas? Valgai kažką tai skanaus, kas tau yra malonu, kas ten konsistencija, ar traška, ar saldu. Ir kol aš valgau, aš mėgaujuosi to skoniu, nes jis yra ten, tarkim, cukrus ar dar kažkas, kažkas labai skanaus, ne? Ir kol mano dėmesys yra tame skonyje, aš kaifuoju nuo to skonio ir džiaugiuosi dėl to, kad man nereikia būti toje emocijoje, kuri man yra nemaloni. Bet kai tik tais aš nustoju valgyti, ta emocija vėl pas mane grįžta. Tai kiekvienu atveju bus skirtinga. Aš negaliu pasakyti, kad konkrečiai emocinis valgymas yra dėl to ir dėl to. Reikia konkrečiai klausti pas klientą, kokią emociją tu bandai užgniaužti
tuo maistu. Mhm. Ar kažkokius tai, dažnai būna, pavyzdžiui, kad nepilnavertiškumo kompleksas. Reiškia, aš nesu gražus, bet šokoladas yra labai saldus. Reiškia, aš padedu į šalį tą momentą, kaip aš atrodau, aš mėgaujuosi tuo šokoladu, o paskiau žiūriu į save į veidrodį, koks aš storas, paršas, kiaulė, kaip aš ištinau nuo to šokolado ir dar labiau savęs neapkenčiu. Reiškia, paradoksas, ne? Aš kaip ir duodu savo kažkokį tai laikiną malonumą, bet paskiau dar labiau save ėdu dėl to, kad aš tą malonumą patyriau. Tai sakau, kiekvienu atveju bus skirtingai, paprasčiausiai tada galima užduoti savo klausimą, o kokią emociją aš bandau paslėpti su to valgymu. Ir viskas, ir tada darbas su ta emocija. Ir kada pati emocija yra prasisprendžiama, tada automatiškai, jeigu ir tau kils noras pavalgyti, tai jis bus ne dėl to, kad tu nori nugesinti emociją, o dėl to, kad tu tiesiog nori pasimėgauti. Pavyzdžiui, šiandien man vakarą mano moteris atsiuntė receptą su cinamoninėm bandelėm per Instagramą ir aš taip žiūriu, taip skaniai ten jos atrodo. Ir aš šiandien jų išsikepiau, visą prieš mūsų laivą, kaip tik dar suvalgėm po vieną karštą tą bandelę, taip skaniai aš ją suvalgiau, ten su šitom aguonom, trintom, žodžiu, kosminė bandelė. Ir aš tiesiog prieš laivą sėdžiu, mėgaujuosi tam bandelę, galvoju, kaip afigenai. Tai aš galiu savo tai leisti, nes aš visiškai savęs nekaltinsiu dėl to, kad aš ją suvalgiau. Taip. Bet jeigu tai yra emocinis valgymas ir aš tas bandelės valgysiu 6 iš karto, ir paskiau save lėsiu, kad kodėl aš tai padariau. Tai grįžtant į pradžią prieš tą valgymą, reikia tiesiog užduoti klausimą, o kokią emociją aš bandžiau numalšinti su to valgymu. Ir tada jau darbas vėl. Keliaujam į vaikystę, surandam, kada įvyko tas nykštukas, jį pakeičiam, transformuojam ir tos emocijos nelieka. Aišku, ta prasme, ne tai, kad nelieka jos iš karto, tai tam reikės irgi dėti pastangų, kad jos visiškai neliktų. Čia kaip ir tu, sakai, prieš 3 metus, jeigu tu reikėjo tokioje situacijoje, būtų žymiai blogiau buvo. Bet reiškia, prieš šitos 3 metus tu išmokai daug dalykų, kurie leidžia tau šitoje situacijoje pasižiūrėti jau su šypsena, su juoku ir per daug ten neapsikraunant, nesiparinant ir tiesiog judant toliau. Ir mes sėdim, šnekam, tu jau net neprisimeni, kad buvo kažkas, tai kažkokios nepatogumas ir kažkokie tai trikdžiai ten buvo pradžioje. Tai toks būtų atsakymas. O koks buvo kitas klausimas? O sekantis klausimas, tai kodėl kaupiasi skysčiai? Kas tai gali būti? Žinok, šiaip dar labai vienas geras, aš galėsiu paskiau paskaityti šitoje knygoje, koks yra duotas, nes aš tikrai visų negaliu atsiminti, aš tik tais tokias pagrindinės, kurios, žinai, populiariausios, tai apie tas galiu daugiau papasakot. Bet dar yra labai vienas geras įrankis, kurį galite jau naudoti visi ir nereikia net jokių knygų. Tai iš tikrųjų įsijungiat ChatGPT ir parašot. Pagal psichosomatiką pasakyk, dėl kokių emocijų kaupiasi skysčiai. Ir jisai panaudos visą literatūrą, kuri yra pateikta informaciniam lauke ir sudėlios ten netgi iki meditacijų, kaip tą jausmą pradirbti, kaip tą emociją transformuoti. Ta prasme, šitas dirbtinis intelektas šitoje vietoje gali labai labai stipriai padėti. Tai sakau, net nereikia tų knygų skaityti dabar. Tiesiog suformuluok teisingai klausimą ir tau jisai pateiks atsakymą. Aišku. Būna atveju, žinai, kad rašo žmonės ar ateina, rašo, kad, tu žinai, Ramūnė, aš vartoju tą, vartoja kokias 6, 7, 8, 10 opcijų maisto papildų ir vis viena blogai jaučiuosi. Aišku, yra daugelis žmonių, kurie labai gerai dėl to jaučiasi, kurie, žinai, turi energijos, kuriem ten viskas gerai pagerėja. Fantastika. Bet yra tokių žmonių, kurie vis viena blogai jaučiasi. Aš tada, ką dar pridėti? Nieko. Tai Ramūnė, o šitoje vietoje tu gali tiesiog užduoti klausimą tam žmogui. O kaip tu jautiesi? Aš matyt, kad intuityviai, instinktyviai ar dar kažkaip kitaip užduodu tokį klausimą. Užduodu, žinok. Aš apie tai, aš nesu ekspertas, tikrai, bet užduodu. Aš sakau, garantuotai, psichosomatika. Kažkas yra su jūsų vidumi, man atrodo. Kažkas ten kunkuliuoja. Kažkas ten ne taip, žinai. Ir tikrai daugiau nedauginkit nieko. Gal sakau, matyt, kad reikia kreiptis pas kitą specialistą dėl to. Taip, tiesiog reikia išsiaiškinti, kokia emocija
su kokia emocija žmogus nesusitvarko ir tada tie praktiškai dalis tų vitaminų tiesiog atkris, jų nereikės. Nes realiai, žodžiu, dar taip užbėgant visai šitai sistemai, ką aš dabar pakalbėjau už akių, kokia viso to yra prasmė. At visos tos emocijos, visos tos pamokos, visos tos lygos ir tos visos nelaimės, kaip pavadinkime taip, visos jos moko mus vieno dalyko. Pamilti save bet kokioje šūdinoje situacijoje. Kokios jos šūdinos bebūtų per gyvenimą, ten suklydau, apgavau, išdaviau, žodžiu, pridariau krūvą klaidų. Mano užduotis yra pamilt mane visose tose situacijose. Ir jeigu šita knyga, šita knyga, praktiškai visų emocijų pabaigoje, kur yra jau, tarkim, ko reikia imtis, tai yra išmok mylėti save. Tai yra visų lygų vaistas. Jeigu žmogus besąlygiškai myli save, rūpinasi savimi, saugo save, laiku nubrėžia ribas, neleidžia niekam jų pažeidinėti, tai visada bus sveikas žmogus. 100%. Labai gerai pasakei apie meilę sau, nes daug kas meilę sau mato iškreiptai, Justinai. Tokie laikai dabar, žinai, kad meilė sau yra visiškai, žmonėms atrodo visiškai kitaip, negu tu dabar susakei. Aš norėčiau šitai užsirašyti ir galėtum kartoti kiekvieną dieną apie tai, kas yra meilė sau. Meilė sau tai yra absoliutus, totalus savęs priėmimas kaip tobulo visatos kūrinio. Viskas. Reiškia, aš žiūriu į save veidrodį, storas, kreivas, ilgas, šleivas, plikas. Aš esu tobulas visatos kūrinys. Mane taip sukūrė Dievas. Ir man nereikia nei nieko pridėti, nei nieko nuimti. Aš toks, koks esu tobulas. Ir va šitą formą. Ką reiškia prižiūrėti save? Apie ką tu kalbi? Ką reiškia prižiūrėti save? Priežiūra savo jau ateina iš meilės savo. Kada aš pradedu mylėti save, kada aš pradedu matyti save kaip tobulą visatos kūrinį, tada ateina vidinis noras pasirūpinti savimi. Tada aš pradedu galvoti, ką aš dedu į savo burną, kaip aš dažnai ten priimu kažkokias tai savęs, ne tai kad patobulinimo, bet pamaloninimo praktikas, kad aš nueinu į masažą, kad aš ten nueinu tiesiog paklausyti kokios atpalaiduojančios muzikos, kad aš einu pamedituoti, kad aš einu pakvėpuoti, kad aš į jogą nuėjau, kad aš į salę nuėjau. Ta prasme, kaip aš rūpinuosi savimi. Šitie visi dalykai ateina tada, kad aš pradedu kelt klausimą, kaip aš myliu save, ar aš myliu save. Ir jeigu aš pradedu mylėti savimi, tai aš tada pradedu rūpinti savimi. Tada aš pradedu galvoti, ką aš valgau, ką aš veikiu, kur aš iššvaistau savo energiją, ar aš ją visą atiduodu kitiems ir visiškai save pamiršęs, ar aš visgi turiu susigrąžinti dalį tos energijos savo, kad pirmoji eilėje pasirūpinčiau savimi. Bet šitas dalykas ateina tik tais tada, kada nelieka šitų visų gnybtų. Nes su gnybtais mylėti save yra labai sudėtinga. Dėl to, kad gnybtai sako, o kaip tu gali mylėti save, tu pažiūrėk, kaip tu gyvenai, koks tavo, kiek tu gyvenime klaidų pridarė, koks tu iš vis lievas žmogus, ten, ta prasme, kaip tu iš vis gali mylėti save. Ir va čia vėl yra dalis terapijos, per kurią visus tuos klaidingus įsitikinimus reikia pašalinti. Reiškia, ten paskui irgi yra, galiu irgi vieną iš praktikų duoti, išsirašyti visus priekaištus savo, kokius turėjai per gyvenimą. Vat pasiimi tušinuką, popieriaus lapą ir pradedi rašyti visus priekaištus, ką per gyvenimą savo turėjai. Vat kaip tu savęs nemylėjai. Ten buvau blogas, ten gėriau, rūkiau, ten vartojau narkotikus, ten dar kažką dariau. Žodžiu, visas nuodėmes išsirašau, kaip aš savęs nemylėjau. Ir tada tas visas sąrašas visų tų nuodėmių yra realiai mano asmeninė sutartis su manimi pačiu. Tai yra tai, kaip aš matau save, bet kiek aš priekaištų savo turiu. Ir kad neutralizuoti visą tą sąrašą šitų blogybių, kurios aš savo gyvenime esu padaręs, aš už juos turiu prisimti atsakomybę. Ką tai reiškia? Reiškia, aš visą tai savo padariau. Taip, aš nemylėjau savęs, aš nesirūpinau savimi, aš daug savo kenkiau. Bet aš šiandien noriu tai pakeisti, aš noriu už tai prisimti atsakomybę ir kad tai padaryti, aš atsiprašau savęs.
už visą tą sąrašą blogybių, kurį savo esu per gyvenimą padaręs, ir aš atleidžiu savo už visą tą sąrašą blogybių, kurį per gyvenimą esu savo padaręs. Ir šitą praktiką reikia kartoti tol, kol tas sąrašas jisai neteks galios. Tai reiškia, aš žiūriu į tą sąrašą, ten visas parašyta, bet aš prisimenu už jį atsakomybės, aš savęs atsiprašiau už jį ir aš savo atleidau. Jeigu tai ego leidžia padaryti, viskas, galima judėti toliau. Jeigu ego sako, kad ne, žinok, čia per daug, tu jau čia per daug savo pridaręs, tu tikrai už tai savo negali atleisti. Tada tokiam žmogui aš realiai negaliu padėti. Jisai tada eis tuo ilguoju keliu, gers daug vaistų, paskiau guls po skalpeliu ir jo bus sunki ir kankinanti mirtis, nes jisai iš tos pamokos realiai neišmoko. Galbūt kitam gyvenime, galbūt dar po kelių gyvenimų tai atsitiks ir jisai iš to išsivados. Tai čia dar vienas buvo toksai, bet grįžtant vėl prie pačios praktikos, nes mes vėl jau žiūriu, kad mes jau virš valandos kalbam, o dar pačios praktikos neatlikom. Tai Ramūnė, kokias emocijas tu turi savo gyvenime ir jauti jas savo kūne, kurios tau trukdo gyventi? Tai aš dabar supratau, kad baimė. Taip. Ir impulsyvus pyktis, iškylantis labai. Kaltę dar praleidai, kuri visą laiką su tavimi. Kaltę, jo. Net kitą, matai, net neidentifikuoji, net nepagalvoji, kad tu su tuo gyveni. Nes jinai tavo kaip visą laiką, žinai, šalia. Rankinukas. Rimtai, kaltė, tai jo, aš labai tikrai pagalvoju apie tai. Visokių dalykų gyvenime yra nutikę ir, žinai, ir atrodo, blemba, va čia dabar įvyko taip, kažkas tai tokio. Ir man tokie momentai iškrenta irgi, kad, blemba, bet tai kaip čia dabar taip, tai aš žiauriai dėl to kalta irgi esu, žinai. Tai mes šiandien paimkim vieną emociją, baimę, nes jinai dažniausiai yra visų emocijų pradininkė ir jinai dažniausiai turi didžiausią galią ant viso to. Ir mes pabandysim susidraugauti su šitą emociją ir pasižiūrėsim, kaip jinai pas tave ar transformuosis ar ne. Mes galėsim pažiūrėti iš karto. Tai ar gali prisiminti situaciją, kurios tu šiai dienai labai bijai? Kuri tau sukelia daug baimės. Kada tu apie tai galvoji, tau kyla daug baimės. Tai jo, bet nekalbant apie mirtys ten kažkokias artimų žmonių, ar ne, tai mes padedam iš šono matyti, kad ar ne. Tai gali ir tai naudot, mirties baimė lygiai taip pati. Ne mano, bet čia natūralu, kad kiekvieni tėvai už savo vaikus pergyvena ten, mažą ką, žinai, kas ten. Taip, galima ir tokia. Aš apie tai, aišku, kiekvieną dieną negalvoju, bet aš dažniau galbūt pagalvočiau apie tai, kad neturiu veiklos, neturiu kur save įveiklinti ir neturiu kur savęs padėti. Man tai būtų šakės. Ok, imam šitą situaciją. Va dabar įsivaizduok. Atimu iš tavęs visas veiklas, visus verslus, tu atsėdi, nieko nėra. Tuščia. Kaip jautiesi? Nenoriu rusiško žodžio sakyti. Blogai. Kur jauti šitą jausmą? Gerklėj. Ok, žiūrėk, dabar klausimas. Ar tu pasiruošus šitą jausmą priimti kaip savo mokytoją? Galėtum dabar tą jausmą padvigubinti, tiesiog atleisk jam dabar užaugti dvigubai. Tiesiog įsivaizduok, kad jisai padvigubėja. Leisk jam daryti, ką jis ten daro. Spaudžia tą gerklę, ne tegul spaudžia. Dabar mes jau eisim su juo į naują santykį su šitų jausmų. Ok. Dabar tiesiog kartuok paskui mane. Labas baimė. Labas baimė. Aš matau tave. Aš matau tave. Aš jaučiu tave. Aš jaučiu tave. Aš priimu tave. Aš priimu tave. Aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau.
Aš dėkoju tau už visą baimę, kurią man per gyvenimą sukėlė. Aš dėkoju tau už visą baimę, kurią man per gyvenimą sukėlė. Aš dėkoju visom situacijom, kurios man baimę sukėlė. Aš dėkoju visom situacijom, kurios man baimę sukėlė. Aš dėkoju visiems žmonėms, kurie man baimę sukėlė. Aš dėkoju visiems žmonėms, kurie man baimę sukėlė. O ypač dėkoju mamai ir tėčiui. O ypač dėkoju mamai ir tėčiui. Baimę aš priimu tave. Baimę aš priimu tave. Viskas okei, čia normalu. Baimę aš priimu tave. Aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau. Aš myliu tave. Aš myliu tave. Daugiau nuo tavęs nebėgsiu. Daugiau nuo tavęs nebėgsiu. O visada atsigręšiu ir apkabinsiu. Visada atsigręšiu ir apkabinsiu. Nes tu esi aš. Nes tu esi aš. O aš esu meilė ir šviesa. O aš esu meilė ir šviesa. Ir dabar įsivaizduok, kad apkabini šitą baimės jausmą, tad kaip savo dukrą, kaip mylimiausią savo vaiką apkabini ir iš savo širdies siunti šitam baimės jausmui besąlyginės meilės energiją taip, kaip tu siūstum savo dukrai, o tą iš širdies tiesiai siunti šitam baimės jausmui besąlyginės meilės energiją. Ir dėkingumą už visas pamokas, už visas patirtis. Ir stebėk, kas vyksta su jausmu, kada tu su juo daliniesi besąlyginės meilės energija. Toks jausmas, kad krūtinėje šypsena atsiranda. Labai gerai. Tu susidraugavai su savo baime. Ir dabar pažiūrėk, mes vėl dabar padarom reality checką. Atimu iš tavęs visas veiklas, visus biznius, visus tavo šaltinius. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi ramiai. Tai taip paprasta. Taip viskas veikia šitam pasaulyje paprastai. Ir čia rimtai. Čia rimtai. Šita sistema, jinai yra unikali savo paprastumu ir efektyvumu. Aš 20 metų jos ieškojau. Radau irgi labai ten, čia atskirai galėčiau knygą parašyti, kaip šita technika pas mane atėjo. Jinai gal skamba taip, atrodo kažkaip labai paprastai, bet jinai yra labai labai efektyvi. Ir kitą kartą, kada tu patirsi baimės jausmą, va tau tiesiog reikės prisiminti šitą maldelę. Baimė, labas, aš matau tave, aš jaučiu tave, aš priimu, aš dėkoju. Apkabini tą jausmą kaip savo dukrą. Ir iš širdies vat nusiunti jai meilės energijos. Ir viskas. Baimės nėra. Ir tai galima naudoti ne tik su baime. Ta pati kaltė, gėda, pavydas, pyktis, abejonės. Absoliučiai universali formulė visoms emocijoms. Fantastika. Nu tai fantastika. Kaip iš fantastikos filmo. Taip. Man atrodo, žinai, kai tu kažką kuri, tikrai darai iš viso širdies, bet kai prie to prisideda dar šiek tiek baimės, o kartais ne šiek tiek, gali truputėlį net ir regreso būti, o ne progreso. Aš taip kažkaip galvoju, ar ne? Taip ir yra. Kad dėl to gali nevažiuoti į viršų laisvai, lengvai, su pasitikėjimu, bet tas jausmas gali dar šiek tiek ir Tai ne šiek tiek, o labai stipriai gali numest nuo kurso. O pažiūrėk vaikystėje, ne, vaikai, kaip jie, kol nėra tų visų programų ir tų,
klaidingų įsitikinimų, tos pačios baimės, kol nėra. Jie visiškai kūryboje, žaisme, džiaugsme, laimėje. Ta prasme, ten kiekviena diena šventė. Taip. Tai įsivaizduok, iš tokios energijos, jeigu tu eini naują projektą, ne, kažkokį tai kūrybinį projektą, vat kaip vaikas. Taip. Su tokiom, žinai, nesitikėdamas. kad ir kas bet atsitiktų, ta prasme, tai yra žaidimo aikštelė. Čia gali įvykti, čia gali, nežinau, nenoriu taip sakyti, bet, okei, nesakysiu, bet gali atsitikti belenkas. Belenkas gali atsitikti. Ir jeigu tu į visą tai eini su džiaugsmu ir su džiugesiu, tu visur apeisi tas vietas, jos, ta prasme, tu ten neatsidursi. Visata tave nuves ten, kur visą laiką švies gėlytės ir saulė. Dėl to, kad tu tai pasirinkai. Bet jeigu aš sėdžiu baimėje, ne, oi kas bus, kas čia atvažiuos, kas čia ateis, kaip čia dabar gyvensiu, viskas. Aš, vat, kaip apie tą manifestaciją kalbėjau, ne, aš kviečiu į savo tikrovę, atneškit man tai, aš jūsų bijau, atneškit man, patvirtinkite, ko aš bijau. Ir man tai atneš. Nes aš tai šaukiu. Savo mintimis, emocijomis traukiu į savo tikrovę, tiesiog ateikit man, duokit man tai. O jeigu to nėra, aš tada į savo gyvenimą traukiu visai kitus dalykus, kitus žmonės, kitokias situacijas. Čia realiai, žinai, vat, filmas toks yra likimo ekspertai. Ten atrodo tą matricos darbą, vat, kaip yra tam tikras paralelinis pasaulis, kuris yra atsakingas už mūsų, su kuo mes susitiksim, su kuo mes prasilenksim. Ir sekundės tikslumu viskas yra visą laiką sudėliota. Reiškia, mano kiekviena emocija yra kūrybinis procesas, su kuo aš susitiksiu, ar man užkiš mašiną, ar neužkiš, ar man tenais užsugės variklis, ar ten nuleis padangą. Visi šie dalykai yra labai glaudžiai susiję su tuo, kaip mes jaučiamės. Ir jeigu pas mus daug negatyvo, daug destrukcijos, visą tai man atspindės. Kad taip, toks yra tavo požiūris į pasaulį, mes į tau tokį ir atnešam. Bet jeigu aš pakeičiu požiūrį į pasaulį, visa matrica jinai persikrauna. Aktoriai gauna naujus bendravimo dialogus. Ta prasme, ten viskas totaliai keičiasi. Visa matrica, sakau, persikrauna. Tu realiai peršoki į kitą tikrovę. Nežinau, jeigu skaičius esi Zelando knygų, ne, Transurfingo, senos tos, neskaitai. Ten mat irgi jisai pasakoja apie variantų erdvę, kad yra begalybė tikrovių, yra begalybė visatų. Ir aš galiu peršokti į bet kurią visatą, kuri atitiks to momento mano vidinius nustatymus. Tai jeigu aš renkuosi, kad aš esu sveikas, aš esu laimingas, aš esu džiaugsmingas, aš gyvenu nuostabų gyvenimą, aš ir peršoku į tą tikrovę, jeigu aš paleidžiu visas tas klaidinančias, visas tas fascijas užspaustas. Jeigu aš jų atsikratau, viskas, mano matrica realiai persikrauna. Ir aš atsiduriu visiškai kitoj tikrovėje. Ir aš asmeniškai tokiai tikrovėje jau senai gyvenu ir labai kviečiu visus prisijungti, man čia labai tokia faina tikrovytė. Faina tikrovytė, noriu aš irgi tos tikrovytės. Man šiemet kolegė palinkėjo mano gimtadienio progą, sako, daugiau noriu, mažiau reikia. Va taip, žinai, toks linkėjimas buvo, nes man čia irgi apie tai, žinai, kad vat, reikia, baimė, galbūt ten taip, kitaip ir tada atsiranda įtampos tokios truputėlį, žinai. Tai aš dar, žinai, kaip pakoreguočiau tavo šitą. Daugiau nenoriu, bet daugiau aš tai jau turiu. Tai jau yra mano tikroji. Tai yra pati greičiausia formulė įgyvendinti savo norus, kad aš tai jau turiu. Kuo aš labiau įsivaizduoju, kad tai jau yra mano tikrovėje, aišku, link to darau dar žingsnius, bet jausmas jau turi būti, kad aš jau tai turiu. Tai yra pats greičiausias. Tai reiškia, visata sako, o, jis jau tai turi, davai duokit jam greičiau. Jo, tegu ir turi, tai tegu ir turi. Fainas pokalbis, 2016 dabar mes turim. Man atrodo, mes galėtumėm dar kalbėti ilgai, bet galim kitam kartui palikti. Bet gal paliekam kitam kartui, jo, tai vis tiek bus įrašas, nes kažkas gal norės dar kartą pasižiūrėti, tai įkelsim ar į YouTube, ar kažkaip tai išsaugok tą live transliaciją. Jo, gerai. Paskiau mes galėsim ją pasidalinti su kitais, arba su tais, kurie negalėjo prisijungti šiuo metu. Taip.
Justinai, ačiū tau. Ačiū Tai ačiū tau, kad pakvietei į pokalbį ir... Natūraliai viskas gavosi, žinai, kaip pas mus. Viskas natūraliai, pirteliai, vienas kitas žodis, čia. Okei. Einam pakalbėti. Tai va. Nu, Gerai, fainai. tai dar kartelį ačiū tau ir linkiu tau gražaus vakaro. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. O, dėkoju. Jeigu bus kažkokių klausimų, rašykit, klauskit, su malonumu atsakysiu. Taip, rašykit Justinui. Iki, kas, Gerai. iki. Iki. Iki.